Galiausiai noriu papasakoti apie vyrą, kuris leido man pasidalinti jo istoriją. Sėkmingas verslininkas, vedęs, turi 2 vaikus, bet jo santuoka byrėjo. Jo žodžiai: nebegaliu. Jaučiuosi tarsi ant kiaušinių lukštų. Žmona nuolat pyksta, aš nežinau kodėl. Stengiuosi viską padaryti, kad ji būtų laiminga, bet niekas nepadeda. Mes pasikalbėjom apie jo mamą. Tomas užaugo su mama, kuri nuolat verkia. Tėvas išėjo, kai jam buvo 8. Mama sakydavo: tu esi vienintelis vyras šioje šeimoje. Tu turi mane saugoti. Ir 8 metų Tomas tapo mamos terapeutu. Kiekvieną vakarą klausydavosi jos pasakojimų apie tai, kaip sunku, kaip vieniša, kaip nėra pinigų. Jis sakė man: aš išmokau, kad mano vertė priklauso nuo to, ar mama laiminga ar ne. Dabar 42 vyras daro tą patį, ką darė su mama. Jis tą patį daro su žmona. Stengiasi ją sutaisyti, stengiasi jai padėti. O jeigu tai nepavyksta, jis jaučiasi bejėgis ir piktas. Mes pradėjome nuo labai paprastų dalykų. Tomas turėjo atpažinti savo emocijas prieš reaguodamas į jas ir prieš reaguodamas į žmonos emocijas ir posakius. 1 mėnesį buvo sunku, Tomas kelis kartus skambino verkdamas. 1 kartą gyvenime jis neveikia automatiškai. Jis sustojo ir paklausė savęs: ką aš dabar jaučiu, ko aš dabar noriu. Po 3 mėnesių Tomas sakė, žmona pradėjo keistai mane žiūrėti, tarsi matytų mane 1 kartą. Po pusės metų jis man sakė, mes pradėjome kalbėtis, tikrai kalbėtis. Nei aš ją raminu, nei jinai mane, o mes tiesiog dalijamės tuo, kas vyksta. Dabar praėjo metai, kaip dirbame kartu. Ir jis man neseniai pasakė, kad jo santuoka nėra ideali, bet jis nebėra mažasis mamos berniukas, jis renkasi būti vyras šalia moters, ne dėl to, kad turėtų toks būti, bet dėl to, kad nori tokiu būti.